Taip, tai aš esu Beatričė, esu vyriausios miesto architektės Lauros Kairienės patarėja. Pati nesu architektė, esu labiau iš komunikacijos ir kultūros vadybos srities ir mano darbas kaip patarėjos yra kurti praktikas, kuriomis miestiečiai galėtų dalyvauti miesto plėtroje kokybiškai. Tai įvairios to formos ir mes šiemet išbandome naują tokią įtraukties formą, tai piliečių asamblėjas. Ir šiandien pristatysiu, kas jos yra ir kaip jos skiriasi nuo kitų dalyvavimo viešajam valdyme formatų. Tai piliečių asamblėja savo vaizdu atrodo taip. Matote skirtingas žmonių grupės, sėdint prie stalo ratuose, diskutuojant, formuluojant rekomendacijas. Ir asamblėja tai yra, kad loterijos būdu pagal demografinius kriterijus atrinkta gyventojų grupė, kuri savo sandarą atspindi visuomenę, tai mūsų atveju Vilnių, yra suburta reikšmingam laikotarpiui. Tai mažiausiai 5 dienom. Ir per tas 5 dienas jie visų pirma susipažįsta išsamei su tema, išgirsta ekspertų įžvalgas, įvairius strateginius dokumentus, taip pat įvairių visuomeninių grupių pasisakymus. Ir tada jau grupė užsidariusi tam kambarį diskutuoja ir parengia rekomendacijas politikos formuotojams. Tai miesto merui, miesto tarybai ir administracijos direktoriui užduotų klausimų. Taip, tai kaip asamblėja skiriasi nuo kitų įrankių? Kaip pavyzdžiui, jau turbūt teko susidurti, mieste turime tokią, gal dar visai nauja sukurta šita grafa, bet praktika nenauja, kaip kuriamos yra viešos erdvės Vilniuje. Tai iki tol, kol vyksta projektinių pasiūlymų pristatymas, įvyksta kelios viešos konsultacijos, kurių tikslas yra sukurti specialiosios architektūros reikalavimus kartu su vietos bendruomenė. Tai čia tikslas yra tiesiog įtraukti gyventojus pradiniuose etapuose, kol dar nėra patvirtinto projekto, kad būtų galima kartu su vietos bendruomenė užfiksuoti sprendinius, kurie jau vėliau bus projektuojami architektų. Tai taip yra projektuojamos viešos erdvės Vilniuje nuo 2019 metų. Tai tie susitikimai vyksta įprastai taip, vakarais, ten būna gal kelios valandos jiems skirtos, ar tai vietiniai mokykloje, ar seniūnijoje, aptariamas ta erdvė, ką gyventojai ten nori matyti, ko nenori matyti, dalyvauja patys architektai. Tai į tokį susitikimą gali ateiti kas nori, kas turi laiko tą vakarą. Tai mes esame įpratę prie tokių galbūt įsitraukimo į miesto į tą plėtrą formatų. Bet asamblėja yra išties visai kitoks renginys. Visų pirma, tai ta atranka. Savo norų į asamblėją aš neateisiu. Rugpjūčio 6 dieną 10 000 vilniečių į savo pašto dėžutę gaus kvietimą su mero kreipimusi, kviečiančių dalyvauti Vilniaus piliečių asamblėjoje. Elektroninė? Ne, į pašto dėžutę. Į pašto dėžutę. Jo, į pašto dėžutę, paprastu paštu, fiziniu paštu. Ir jeigu gavot tą laišką, tai reiškia, kad jūs esate iš tų 10 000 laimingųjų, kuris kviečiamas registruotis į asamblėją. Tada iš tų visų užsiregistravusių, kurių tikimės, kad bus bent 1000, pagal sociodemografinius pjūvius, tai yra lytis, amžius, išsilavinimas, gyvenama vieta. Jeigu bus pakankamai užsiregistravus, sudėsim papildomus pjūvius, tokius kaip ar turi negalią žmogus, kokios tautybės yra ir kokią renkasi priemonę keliauti kasdien, nes asamblėja bus apie mobilumą. Pagal tuos pjūvius, koks yra miestas, atrenkame 50 žmonių grupę. Tai reiškia, koks yra Vilnius pagal tų pjūvių pasiskirstimą, toks turės būti pasiskirstimas toje 50 žmonių grupiai. Gal jūs turit klausimą? Loterija. Angliškai žodis yra sortition, kuris būtent ir apibendrina visą šitą 2 lygių atranką. Mes kažkaip ir nerandam to gal burtų kelių, loterija, tokios labai gal atrodo. Bet jie gali ir atsisakyti. Kurie gauna laišką? Taip.
Tai žinoma, taip. Jo, bet jeigu jūs, tarkim, nesurenkat reikiamo kiekio. Garsiau šnekėk, kad mikrofonas. Jei klausimas buvo, jeigu nesurenka reikiamo kiekio žmonių, tai mes tikimės, kad iš tų 10 000 gavusių laišką bent 1000 suregistruos. Mums reikia bent 1000, kad mes galėtumėm tą reprezentatyvę grupę 50 išrinkti. Bet jūs suprantat, kad iš tų 10 000 ten atsiras bent tas 1000, tai jie vis tiek yra labai aktyvūs žmonės, nes jie turi žinoti, apie ką šnekame. Jūs nepasieksit to galbūt tikrojo socialinio sluoksnio, kuris pats įdomiausias, ta Kuris? baba, nu tokia vadinkim, mane, ta tokia paprasta baba, paskui vyrukas kažkoks tai toks irgi darbininkas, net vat šitie, nes tie, kurie dirba su kompais, su viskuo, tai turbūt ir yra aktyvus, jie žinos, kas yra asamblėja. Žmogui turbūt tas, kuris ir daugiausiai ir naudoja, mes čia apie viešąjį jūs klausite, ne dabar tas klausimas, ar dar neaišku apie ką? Ir aš pristatysiu toj. Nes, nu, tai vis tiek, kai kažkas tais dalykais naudojasi, tai aš tik tai bijau, kad būtent, kad kai per pašto dėžutės gaus žodį asamblėja, nu, tai iš vis nesupras, kas čia NATO asamblėja. Tai mes planuojam visai, nemažą komunikacijos kampaniją apie tai, kad asamblėja vyksta. Taip, laiškai išeis rugpjūčio 6, registracija bus mėnesio iki rugsėjo pirmos savaitės pabaigos, man atrodo, rugsėjo 7. Tai tam ir pasako apie asamblėją Eisiu ribočių bendruomenę ir Trečio amžiaus universitetą, jums pasakoju, seniūnams, bet taip pat ir norim į Labą rytą įti pasakoti, ir bus stotelėse reklama, ir viešam transporte reklama, ir social kompanijos media reklama. Žiauriai gaila pinigų tiek reklamos tokiem dalykam. Kvietime bus jau tema, apie ką bus. Taip. Nu gerai, tai jūs pasakojate apie ką, paskui užpilsim matyt klausimais ir pastabom. Gerai. Tai dar kartelį tos asamblėja vyksta bent 5 dienas, jos nebūtinai turi eiti iš eilės. Ir kaip minėjau, pirmos 2 dienos yra skiriamos susipažinti su tema, su to, ką savivaldybė jau daro su ta tema, kurią kviečia gyventojus formuluoti diskusijas. Taip pat pasisakymams įvairioms interesų grupėms, kurios duoda savo patirtį, liudija mieste tą temą. Ir tada grupėse diskutuoja dalyviai ir kuria rekomendacijas. Už rekomendacijas jie kiekvienas turi nubalsuoti ir už kiekvieną rekomendaciją, kurią jie sutars, turi būti ne mažiau negu 75% prabalsavę, kad ta rekomendacija būtų priimta kaip asamblėjos rekomendacija. Na ir tada jau perduodamos jos kaip balsas vadovams miesto. Tai asamblėjos įprastai pasaulyje rengiamos dažniausiai stebima šiuo metu klimato klausimais, taip pat strateginio planavimo ir miestų planavimo, bet taip pat įvairiais kitais klausimais. Kitos asamblėjos, kurios vyksta šiuo metu, jau neseniai, ar tiksliau vyko, kaip pavyzdžiai, 23 metais Kopenhagoje, Danijoje vyko kaip suderinti miesto plėtrą ir klimato kaitą. Tai Kopenhagoje, man atrodo, yra 2,5 milijono gyventojų, bet asamblėje buvo 66 gyventojai. Čia jeigu kyla klausimas, kodėl Vilniuje yra virš 600 000 gyventojų, o asamblėje dalyvauja 50. Tai surengti ne tik kaštai yra ar ne, plečiasi nuo tų dalyvių skaičiaus, bet taip pat tas kiekis nebūtinai užtikrina jau tą kokybę. Mums svarbu yra kuo įvairesnius įtraukti gyventojus, kad jie atspindėtų kuo įvairesnius tuos gyvenimo patirtis ir iš to siekiam tos kokybės. Tada Espene Belgijoje 21 metais, kaip miestas gali kurti prieinamą būstą, 65 dalyviai rinkosi 5 mėnesius. Ir Bogotoje, Kolumbijoje nuo 2020 metų kasmet vyksta nuolatinė asamblėja, tai irgi tam tikras formatas, ir ten gyventojai nuolat teikia rekomendacijas bendrajam miesto planui. Tai jie dalimi rotuoja kaip asamblėjos dalyviai, dalimi lieka tie patys. Čia matot šiuo metu Europoje, kokiuose miestuose asamblėjos vyksta nuolat. Tai mes turėsime asamblėją kol kas pirmą Vilniui ir pasižiūrėsime, kas tai yra per įrankis. Ir jeigu jinai pasiteisins ir pavyks, kaip dialogo ir įtraukiojo valdymo formatas, irgi galime galvoti apie nuolatinį formatą. Tai matot, Prancūzijoje šiuo metu daugiausiai miestų, juos vyksta kasmet. Paryžiui, Nancy, Rouen, Poitiers, Rennes, Marseille, bet taip pat ir kitose šalyse. Belgijoje, Vokietijoje, Danijoje, Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje. Tai jos veikia kaip nuolatinis piliečių įtraukimo į miesto valdymą organas. Ir čia visos vyksta miesto lygiu.
Kokius klausimus sprendžia nuolatinės asamblėjos? Tai gali būti kažkokia konkreti viešoji politika, kuri yra kuriama, taip pat gali būti strateginis planas, pavyzdžiui, klimato ir judumo, kažkokios galbūt viešosios politikos jau įgyvendinimo veiksmai aptariami, veiksmų planas, kitų dalyvaujamųjų kažkokių procesų vertinimas ir kaip jie galėtų vykti geriau. Na, pavyzdžiui, pas mus galbūt galėtų vykti asamblėje, kaip galėtų dalyvaujamasis biudžetas vykti geriau Vilniuje. Išreikšti piliečių viziją tam tikrą temą. Taip pat. Galbūt ir kitose asamblėjose yra irgi sukurtas toks formatas, kad ne savivaldybė parenka temą, kurią kviečia piliečius diskutuoti, bet patys gyventojai teikia temą, kurią jie nori rinktis diskutuoti. Tai irgi tokių formatų yra. Kodėl rengiamos asamblėjos visame pasaulyje ir ką jos duoda, rodo tyrimai? Tai visų pirma leidžia išgirsti piliečių patirtį ir balsą ir kurti dokumentus ar politiką nenuleistą iš teorijos, bet labiau iš gyvenimo. Taip pat tai gali tapti socialiniu mandatu miesto politikams priimti sunkesnius sprendimus, kurie galbūt nėra politiškai patogus. Tačiau jeigu asamblėja nubalsavo, kad jie yra tam pasiruošę, tai tampa lyg ir tokiu priedu, kodėl politikai gali priimti tuos sprendimus, kurie galbūt būtų visuomeniškai naudingi, tačiau yra politiškai nepatogus. Taip pat asamblėjos didina pasitikėjimą institucijomis, parodo pagarbą piliečiams ir suteikia jiems balsą, daro valdymą įtraukesniu, stiprina socialinę sanglaudą ir padeda užtikrinti kelią korupcijai, taip pat mažina poliarizaciją ir dezinformaciją, nes piliečiai iš tiesų išgirsta labai daug medžiagos apie tą temą iš pirmų lūpų vadinamų ir taip pat gauna progą susitikti su kitais žmonėmis, su kuriais niekada kitų atveju nesusitiktų kambaryje ir galbūt niekada neišgirstų jų tos patirties ir nuomonės. Tai o tuo metu jie turi kartu ir susitarti, ir klausyti vienas kito, ir rasti bendrą sutarimą dėl to, kaip mes gyvensime mieste vienu ar kitu klausimu. Jau. O kaip padeda užtikrinti kelią korupcijai? Užtikrinti kelią. Užkirsti. Tai klaida. Užtikrina kelią. Na, čia labai juokinga klaida. Bet labai gerai. Reiškia, esi įdėmus, suskaitai. Ačiū, pastebėjau. Tai esame jau šiek tiek atsiliekam nuo kitų savo kaimynų su asamblėje, dar nepadarėm, Talinas ir Ryga jau padarė. Tai 23 metais Taline vyko piliečių asamblėja, kaip sujungti miesto žaliasias erdves į visumą, diskutavo, 50 dalyvių buvo, jie sugeneravo 39 rekomendacijas. Praėjusiais metais asamblėja vyko Rygoje ir ten gyventojai kūrė Rygos žalinimo planą. Dalyvavo 35 dalyviai ir sukūrė 41 rekomendaciją. Tai aš ir važiavau į Rygą stebėti tos asamblėjos irgi, kad tiesiog suprasti, kas tai yra, prieš tai, kol pradėjom ją organizuoti čia. Galiu klausimą? O kaip tos rekomendacijos? Garsiai. Ar buvo įgyvendinamos? Tai šiuo metu Koks procentas? jos yra įgyvendinamos, kiekviena, aš negaliu pasakyti procento, bet kaip tik neseniai lankėsi Rygos valdybės specialistai ir jie rengėdami dabar žalinimo planą įkorporuoja tas rekomendacijas. Tai mes, kodėl dabar Vilnius rengia asamblėją, mes tai darome kartu su tokia olandų organizacija Democracy Next ir jie prieš metus paskelbė šaukimą miestams, kurie nori organizuoti asamblėją, jie yra asamblėjų tyrėjai, konsultantai ir buvo šaukimas miestams, kas nori dalyvauti ir kas laimės, tiems miestams jie padės ją surengti. Tai mes aplikavom ir laimėjom kartu su Ešu Liuksemburge ir Keravanu Gambijoje. Tai tapo vienas iš miestų, kuris pateko. Tai ką mes iš jų gauname, tai konsultacijas, žinias, turėjom mokymus apie asamblėjas ir taip pat jie prisideda 20 000 eurų suma prie biudžeto asamblėjos. Ir tuo jau pat pasakysiu, koks bus asamblėjos klausimas, tai nueisim nuo teorijos prie praktikos, bet prieš tai noriu pristatyti, kaip yra klausimas parenkamas. Tai iš tiesų klausimas turi rūpėti 3 šalims. Tai gyventojams, kad jisai būtų susijęs su jų realybė ir gavę tą kvietimą, jie jaustų tam tikrą poreikį dalyvauti ir spręsti tą klausimą, tai jis turi būti toks skaudantis ir svarbus mieste, aktualus. Taip pat miesto politikams,
kadangi jie bus tie, kurie turės jį įgyvendinti, tai jis turi būti susijęs vienaip ar kitaip su jų tikslais politiniais ir koalicijos programa ar koalicijos, žodžiu, jo, programa labiausiai. Ir miesto administracijai. Ar tai patenka į miesto administracijos galios ribas įgyvendinti tai, ką klausimas užduoda savyje įgyvendinti. Tai tos 3 šalis ne tik, kad turėtų, žodžiu, visiems tas klausimas rūpėti ir būti įgyvendinamas. Tai asamblėjos Vilniaus klausimas yra toks. Kaip pasiekti, kad Vilniuje rinktumėmės dažniau keliauti viešuoju, pėsčiomis ar dviračiu, nepriklausomai nuo gyvenamos vietos? Tai gerai, tai gali man dabar šitoje vietoje klausimus į tą aną dalį, pirmąją dalį. Tai ten, kaip matosi, tie miestai, kurie vykdo asamblėjas, yra ir europiniai, ir ne, Europos Sąjungos miestai turėtų turėti mažosios savivaldos įstatymą ir laikytis direktyvų. Kad Taline ir Rygoje nėra seniūnaičių instituto yra aišku, nežinau kaip yra Liuksemburge ar kitur, nežinau. Tai ta prasme, ar šita asamblėja Lietuvoje, būtent mieste Vilnius, nėra sviestas sviestuotas, nes pas mus yra atstovai gyventojai, jie yra renkami, tai esame mes, seniūnaičiai, o dabar dar ten asamblėja. Ar tai nėra, dubliavimas, tiesiog dubliavimas? Tai į asamblėją tikslas, kad kaip tik įsitrauktų tie miestiečiai, kurie kitų atveju galbūt net nelabai dalyvauja miesto kažkokiuose svarstymuose. Pavyzdžiui, organizacijos, kurios aktyviai veikia dviratininkų ar vairuotojų ar pėsčiųjų teisių atstovavime, jiems negalima registruotis į asamblėją, nes jie ir taip aktyviai dalyvauja tame viešajame diskurse. Mums yra įdomu pasiekti gyventojus ir sukviesti dalyvauti tiesiog piliečius, kurie patiria miestą ir tą įvairią grupę ir kad jie dalyvautų. Taip pat, kaip minėjau, kad negalima savo norų, ar ne? Tai turi praeiti tą atranką, tai irgi, kad tai nebūtų, jog žmogus ateina su tam tikra agenda, nežinau, lietuviško žodžio gero, tam tikra programa, kurią jis nori atstovauti. Jisai tiesiog atstovauja savęs. Toje grupėje jis atstovauja save ir kiekvienas atstovauja save, savo interesą. Ir tas kaip mažas mikromiestas, jis priima sprendimus dėl to klausimo, kuris skauda visiems. Ir mes lyg taip atiduodame kaip miestas tam tikrą mandatą tai grupiai, kaip ar neatiduoda žiūri teisę nuspręsti, ar teistas ar neteistas Amerikoje. Tai lygiai tokiu pat principu. Ten irgi atrankos būtų, atrinkti miestiečiai. Tai viskas tvarkoja. Tai yra reprezentatyvu, yra nešališka ir jūs priimat sprendimą. Nes iš jūsų viso pasakojimo yra vienintelis skirtumas tarp seniūnaičių ir jūsų atrinktų žmonių, tai to, kad mes, reiškia, patys atėjome ir pasiprašym, kad būtume išrenkami atstovauti savo vietos gyventojus. Mesgi neatstovavom save, savo nuomonės. Mes vis tiek turim turėti. Mes surenka ne pagal amžių, ne pagal profesiją, ne pagal... Palauk, ta prasme, čia yra sociologinis pjūvis, tai čia, žinai, kaip surinksi, taip netrinksi, tai pas mus, jeigu perpjausi seniūnaičius, tai ten ko nori rasi, ta prasme, tikrai absoliučiai viską. Tai aš ir noriu paklausti, kad, nes, pavyzdžiui, šitas klausimas, kaip judėtume, aš manau, būtų įdomus ir seniūnaičiam, ir mes vis dėlto atstovavom, mes esam vietos gyventojų iš įvairiausių kampų ir uždengiam absoliučiai visą Vilnių, nes taip yra paskirstytos seniūnaitijos, kad dengtų visą Vilnių. Taip, nėra visų seniūnaičių, taip, ne visi seniūnaičiai aktyvus, bet kažkada tai turėtų pasikeisti, kuo daugiau mūsų dėmesį kreips, tuo mes būsim aktyvesni. Ir dabar, kai girdivat apie šitą asamblėją, ir dar, sakykime, gerai, jūs 20 000 gaunat finansavimą, bet dar pinigai ateis ir iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto. Mums seniūnaičiai mes paprašom į paprasčiausių dalykų, ta prasme, pašto dėžutės, kažkokių tai menkniekių, mums nėra niekada jokių pinigų, niekada. O čia yra. Ir tada, suprantat, atsiranda toksai mums klausimas, tai ką mes čia veikiam? Paprastas, sutikit, yra toks klausimas seniūnaičiai tada, tai kam mes žaidžiam demokratiją? Yra demokratiniu būdu išrinkti gyventojų atstovai pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, bet Vilniaus miestas sugalvoja žaisti kitą žaidimą. Ir ypač skaudžią temą dėl judumo. Tikrai tai yra visam miestui, absoliučiai visam miestui įdomi ir skaudi tema. Jinai yra neklausima vietos atstovų, atrenkama loterijos būdu. Net, nežinau, kaip atsakyti jums į klausimą. Koks klausimas buvo?
Klausimas toksai, ar čia nesidubliuoja su savivalda, su mažąja savivalda? Nemanau, kad dubliuojas. Ar jūs klausit šito klausimo seniūnaičio? Mes galim padiskutuoti apie tai, žinoma. Gerai. Kodėl aš nemanau, kad dubliuojasi? Aš manau, kad seniūnaičiai atstovauja savo gatvę, savo kaimyniją, savo bendruomenę, atstovaudami jų poreikius kasdienybėje, kasdien įvairiais klausimais. Taip, ne? Tuo tarpu asamblėja yra būdas įtraukti gyventojus į strateginius miesto klausimus ir tikslas yra suburti reprezentatyvią grupę iš asmenų, kurie šiuo metu aktyviai nedalyvauja veikloje. Ir ta reprezentatyvi grupė, jinai praeina tam tikrą programą. Tai jie dalyvauja 5 šeštadienius, kaip minėjau, iš eilės. Aš gal dar toliau papasakosiu, kaip jie viskas vyks. Tai 1 rugsėjo 24 jie susitinka susipažinti tarpusavyje, pamatyti vienas kitą, ar ne, kaip mes skirtingai tame mieste gyvenam. Ir tada jie 5 šeštadienius, rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesiais, kas 2 savaitės renkasi čia savivaldybei ir iš pradžių mokosi apie temą, iš ekspertų gauna įžvalgas ir po to diskutuoja. Tai ta mokymosi programa irgi yra sudaryta remiantis išorės ekspertų grupės, tai ne mes savivaldybę nusprendėm, ką jie sužinos. Išorės ekspertai pasakė, ką gyventojai turi žinoti apie tą temą, kad jie galėtų kokybiškai atsakyti. Ir taip pat yra visuomeninės grupės, kurios pristatys savo požiūrį asamblėjos dalyviams. Tai pavyzdžiui, žmonių su negalia organizacija, taip pat tėvų organizacija, taip pat pešiųjų organizacija, dviratininkų organizacija, kurie ateis ir išsakys savo požiūrį, ką mes galvojame apie judėjimą mieste ir ką jūs kaip nariai turite žinoti. Ir tada jie kartu formuluoja grupėse, išgirsdami ir vienas kito perduodami tas patirtis rekomendacijas. Tai aš manau, kad asamblėjos jos papildo esamus įtraukimo ir atstovavimo mechanizmus mieste. Aš girdžiu, kad yra nuoskauda, kad seniūnaičiai nėra pakankamai girdimi ar nėra pakankamai suteikiama galios seniūnaičiui veikti. Nereikia mums galios, mums reikia, kad girdėtų, mums galios nereikia. Tai aš šitai girdžiu. Bet aš nemanau, kad šios dvi viena kitą galinčios papildyti priemonės dialogui, viena kitą turi konkuruoti tarpusavį. Tai dabar aš tada atsakysiu ir toliau. Aš manau, kad tai labai stipriai konkuruoja. Mane, negaliu už visus šnekėti seniūnaičius, mane asmeniškai kaip seniūnaitė žeidžia. Nes tokių mokymų mes prašom jau ne 1 metai ir ne 2 metai tokių mokymų, mes dėja tokių mokymų negaunam, gaunam vieną kartą į mėnesį dabar po labai stiprių diskusijų ir prašymų. Tikrai norėtume išklausyti tokius mokymus ir kad būtų tiek investuojama į mūsų žinias. Mes irgi būtume daug protingesni ir turbūt priimtumėm geresnius sprendimus ir gražiau komunikuotume tiek su savivaldybės atstovais, tiek su savo vietiniais gyventojais. Ir čia toksai pasidaro truputį, man susidaro įspūdis, kad ir vėl ieškoma naujo įrankio, nes savo kieme pranašu nebūsi. Visada kitur yra gražiau. Kažkur Kopenhagoje pažiūrėjo, taip yra, visur kažkur kitur gražiau, bet mes nežiūrim. Čia yra tas kaimo sindromas, ne iš kažko, pas kitus geriau, pas mane taip gerai nėra. Ir mes turim visiškai pilnus visus įrankius, kuriais nesinaudojam, bet kuriam kitą ir dar netgi investuojame taip lėšas. Ir tai skaudina. Tiesiai šviesiai sakau. Jonas dar nori pasakyti. Sveiki. Aš galbūt idėją iškelčiau tokią, kad jeigu vyksta mokymai, papildyčiau Eleonorą, kad jeigu vyksta mokymai, galbūt jie galėtų būti įrašomi, ir dabar mes įrašinėjom, tarkim, šį įrašą ir tie, kas nori, tarkim, seniūnaičiai ar kiti visuomenės atstovai galėtų, ten YouTube'e ar dar kažkur peržiūrėti. Ir lygiai taip pat, tarkim, pateikti rekomendacijas sueigų lygmenį, nes, tarkim, pavyzdžiui, Panerių seniūnija, Antakalnio seniūnija, ten jau uždengė, ten
nu, yra pakraščiai, tarkim, ir turi ten tų specifinių problemų. Kitos seniūnijos turi kitokio tipo problemų. Ir ten, kur būtų aktyvus žmonės, kur matytų tą problemą kaip opę, susirinktų ir turėdami tas žinias galėtų lygiai taip pat pateikti rekomendacijas. Ir tada mes jau galėtume kalbėti, kad viena kitą papildo, nekonkuruoja, o papildo. Tai čia irgi galbūt toks pasiūlymas pasvarstyti. Puiku, labai geras pasiūlymas. Tai iš tiesų planuojame, kad mokymosi programa bus sukelta visa medžiaga, kuri bus pateikta dalyviams online, tai su visko bus galima susipažinti raštu, tiek surengėme dalyviams tokį, kaip vadinamą, leidinį, kur bus visa informacija, jis irgi bus prieinamas visiems. Ir taip pat galvojame transliuoti mokymosi visą eigą, tačiau priklauso dar, kaip nuspręsime tai fasilituoti. Tai ta pirma dalis, kurioje Judu turėtų pristatyti paskutinį miesto judumo monitoringą, galėtų būti tikrai transliuojama gyvai. Ką reiškia fasilituoti? Fasilituoti reiškia, jeigu vyksta susitikimas, yra žmogus, kuris jį veda. Tai susitikimo vedėjas. Arba moderatorius. Fasilitavimas yra šiek tiek daugiau negu motyvacija. Gerai, viskas, ačiū, nes ne visi mes tokie gudrus. Tai jo, o tada ekspertų pristatymai vyks mažesnėse grupėse, man atrodo, mes darysim taip, kad vyks vienu metu, bent jau dabar galvojam, 5 ekspertai ir dalyviai galės pasirinkti, kokio eksperto klausyti ir per kelis kartus jie išklausys skirtingų ekspertų ir tada susirinks grupėse diskutuoti apie tai, ką išgirdo. Tai šitą būtų transliuoti sudėtingiau, nes vyks 5 ekspertų vienu metu pristatymai, bet visą tą medžiagą, kurią jie pateiks, vis tiek bus raštu, tai jie bus tikrai galima susipažinti. Dabar dėl pasiūlymo Sueigos. Buvo pasiūlymas pateikti siūlymus savo, ar ne? Taip, sueigų. Tai taip irgi yra platforma pasitarkime.vilnius.lt, tai joje bus asamblėjos polapis sukurtas projektas ir per jį bus galima visiems, kas nori, pateikti savo matymą asamblėjos dalyviams. Tai ten bus galima pasiūlyti ir teikti savo įžvalgas šituo klausimu, kurio manote, kad gyventojai turi išgirsti. Tai kadangi dar galim irgi padiskutuoti, labai svarbus yra tas klausimo dalis nepriklausomai nuo gyvenamos vietos. Tai tikrai judėjimą mieste koduoja tai, kurioje miesto vietoje tu gyveni ir tikslas būtų aptarti kuo įvairesnius tuos scenarijus asamblėjos metu duoti dalyviams aptarti. Ir bus surinkta grupė, kuri gyvena įvairiose miesto vietose. Tai norime, kad asamblėjos metu atvyktų pasisakyti kaip viena iš suinteresuotų grupių gyventojų bendruomenė, kuri gyvena toliau nuo miesto centro, kažkur miesto labiau pakrašty. Tai gal jūs galite kaip čia pasakyti, kuri ta bendruomenė galėtų būti, kuriai labiausiai tos problemos skauda su susisiekimu. Jų labai daug tokių, visas pakraštis. Ir centre yra šita pilkų tamsių zonų su transportu, ypač su dviračių takais, ne? O tie pakraštinių, tai čia kur besi aplink visą Vilnius, labai didelis plotų. Ir miškai, paskui vėl namai, tai kad bes tai ne, bet Jono tas pasiūlymas, kad išklausyti ir paprašyti seniūnaičių, tai yra 21 seniūnaitė, reiškia, jūs gautumėte 21 pasiūlymą iš 21 sueigos. Seniūnaičių pačių dalių Vilniaus yra, kaip dabar su Vidu bandėm ten prisiminti, apie 168, tai tiek nėra seniūnaičių, bet va šitiek yra taškų, visas Vilnius. Ir aš tikrai siūlau, mums sakau, tikrai nuoširdžiai yra pavydu dėmesio asamblėjai lėšų ir mokymų, labiausiai mokymų, nes mes irgi norėtume daugiau žinoti. Skaudu, kad girdi, kad jeigu tu esi neaktyvus žmogus, tu gauni daugiau, tu gauni mokymus, tu gauni kvietimą tapti patariamojo balsu, kai esi aktyvus, tu lieki už borto. Taip? Bet jeigu jūs gausite laišką, tai jūs galite registruotis ir dalyvauti.
Labai gerai, labai džiaugiuosi, Tai kad labai galim. tikiuosi, kad gausit ir labai tikiuosi, kad registruosit, nes yra kas ir negali registruotis dalyvauti, ne, nors ir gavo laišką. Tai kaip minėjau, tai yra tų organizacijų, aktyvių asociacijų nariai, kurie dirba ties šitų grupių teisėmis ar aktyviai lobina tą veiklą, taip pat negali registruotis savivaldybės darbuotojai, jų šeimos nariai, taip pat savivaldybės įmonių dirbančių su miesto plėtra darbuotojai ir jų šeimos nariai, kaip pavyzdžiui, Grinda, Judu, Vilniaus vystymo kompanija, Atnaujinkime miestą, na ir Nu, bet panašios organizacijos turbūt jos negali. prieš registruojant jau šitas sąrašas bus aiškus ir baigtinis. O kvietimas bendrinis ar vardas pavardė bus ir panašiai? Bendrinis, nes Bendrinis. mes pagal tai tiesiog atrenkame visiškai Ar jūs žinosit, kurios pašto dėžutės metėt? Ar mes galim iš kaimyno paimti? paklaust. žinosim. Sakysiu, aš tada apsigyvenau čiut pas kaimyną Tai atsikraučiau. bus išskirstytas 10 000 proporcingai pagal seniūnijos dydį. Tai daugiausiai laiškų gaus Verkių seniūnija ir mažiausiai Grigiškių, man atrodo, mažiausiai gyventojų. Bet taip pat papildomai 1500 laiškų siūsim į tą seniūniją, kurioje yra didžiausia socialinių būstų koncentracija. Ir papildomai 1500 laiškų į tą seniūniją, kurioje daugiausia jaunų žmonių koncentracija, nes tyrimai rodo, kad šios dvi grupės rečiau dalyvauja visuomeniniuose reikaluose. Tai siekiant paskatinti jų įsitraukimą, laiškai daugiau eis tenai. Bet jūs, aš dar atsiprašau ir tęsim toliau šitą temą, bet jūs turbūt kaip iš architektų skyriaus, tai suprantat, kad kodėl pakraščiuose gyvena žmonių žymiai mažiau negu centre, tai yra tiesiog dėl mokyklų ir darželių, nes aš naujamiestį atstovaudama galiu tai drąsiai teikti. Aš žinau, kiek mano seniūnaitijoje yra prisiregistravusių jų į darželius ir mokyklas. Tai kad tą skaičių va taip imti aklai pagal gyventojų skaičių, aš tai kaip tik nebūčiau linkus, nes reikia atsiminti, kad pas mus yra tas gudravimas, draugai, babutės ir močiutės. Sakysim, mintį davėjai. Garsu. Gerai. Vilnius dažnai įstatymuose irgi kalba savivaldybė, kad Vilniuje yra registruota tiek gyventojų. Tačiau mes imame dar kitus duomenis ten pagal sveikatą ar kažką ir žinome, kad iš tikrųjų Vilniuje gyvena štai tie gyventojai. Tai tada klausimas, kuriuo sąrašu mums turi vadovautis. Tie, kurie mokesčius moka, tai tie, kurie deklaravę čia vietą. Nes aš manau, kaip sakė, kad lygtais Vilniaus rajonas, o iš tikrųjų jisai registruojasi Vilniuje, kad gautų darželį ir mokyklą, bet de facto jisai gyvena šitą Vilniaus rajoną. Nu taip, ir jo labai svarbus, vat, pavyzdžiui, šitam klausimui Judu yra be galo svarbus tas privežamasis transportas, taigi vis tiek autobusas nesustos ties riba Vilnius ir užbraukta, kur būna, jis išvažiuoja į Vilniaus rajoną. Nu, kad ten yra kažkokia, tai irgi tai yra labai svarbu iš Vilniaus rajono. Juk transportu daugiausia, aš manau, naudojasi moksleiviai ir turėtų naudotis, nes jų tai yra labai svarbu nuvykti į mokyklas, nes labai nedaug kas turi po langais mokyklas. Studentai nesubagai, tai čia normalu, bet jie šiaip kiškiai. Taip, nežinau. Atgaila, tik galėtų būti, pavyzdžiui, irgi tas progresyvumas ir pečių. 16, tikrai. Galbūt ateityje turėsim ir tokį, čia šitiek irgi, kadangi darom pirmą kartą, tai reikia nemažai ir taip įveikti dalykėlių, kad jinai įvyktų. Tai, pavyzdžiui, 16 metų būtų irgi tiesiog laiko reikėtų išsiaiškinti, ar reikia tėvų sutikimų, turbūt. Ne, aš turiu 16 metų, nieko nereikia. Nereikia. Viskas, jie lėktuvų vieni gali skristi. Aha, tai... Nu. Tai gerai, jūs tada... Aš toliau, tai dar šiek tiek, kokie yra lydintieji klausimai, kurie yra svarbus miestui išsiaiškinti piliečių asamblėjos būdu. Tai kokios pagrindinės kliūtys trukdo gyventojams pasirinkti keliones be automobilio, kaip pagerinti viešąjį transportą, kad jis taptų tikra alternatyva automobiliui ir kaip paskatinti patogų judėjimą viduje rajonų be automobilio. Tai pėsčiomis, kad būtų malonu viduje vaikščioti ir kad norėtųsi dviračiu ar viešuoju. Kodėl mums svarbu susitarti dėl judėjimo mieste, tai man pagrindinis atsakymas šitą klausimą yra, nes kaip pristatinėjo asamblėją ir kokiu klausimu jinai yra vyks, man visi iš karto pradeda sakyti, kaip kas juda, kodėl, ką reikia keisti. Atrodo, kad kiekviename yra prikaupta tos patirties, kurią jie būtinai nori išsakyti ir pasidalinti. Ir nėra geresnio indikatoriaus negu tai, kad apie tai mums reikia pasikalbėti asamblėjos metu.
Bet be tos asmeninės skausmo, kurį kiekvienas nešioja, yra ir faktai. Tai tyrimai rodo, kad šiuo metu šiltnamio efektą sukeliančių dujų Vilniuje daugiausia išmeta transportas to CO2, kurį išmetam. Tai ta didžioji dalis yra 4 procentų, kitos yra mažesnės dalis. Taip pat Vilniuje automobilizacija didėja, tai kasmet mieste registruojama plus 10 000 automobilių. Tai tą išmetamų dujų kiekį mes dar didiname kasmet. Taip pat automobiliai turi dvi pusės. Viena, tai yra patogi asmeninė susisiekimo priemonė, leidžianti galbūt man daugiau laisvės asmeninės, tačiau ta asmeninė laisvė turi kainą. Tai yra didelė socioekonominė kaina miestui. Automobilių parkavimas kainuoja vietas, taip pat išmetamosios dujos ar ne oro tarša, triukšmas. Na ir tų automobilių visų nesutalpinsime mieste galiausiai ir taip pat tūstame nuo tų dujų. Tai čia tokia... Automobilis ir sutaupa daug labai laiko. Taip. Labai brangaus laiko. Taip, tai va čia yra ant svarstyklių dedamos pliusai ir minusai. Nes mes tikrai neturim tiek automobilių, nes Vilniuje kamščių nėra palyginus su visom kitom Europos sostinėm. Tai pas mus... Kaip tik sako, kad Vilniuje didesni kamščiai negu Paryžiuje. Dar vieną dalyką paskutiniam ateities Vilniaus komiteto posėdėje Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas kaip ir pasakė, juk labai patogu tie, kurie turi nuosavą mašiną, evakuoti su savo mašinu. Nes visi kartu, visi šalia, visiems ramu. Ir pravažiuosi. Tai va čia irgi eina toksai, Pabandykite išvažiuoti Kauną. Tai visi išvažiuos su savo automobiliais iš Vilniaus, pabandys, kiek išvažiuos. Faktas tai, kad savivaldybė komunikuoja taip, tačiau ta pati savivaldybė pasako, ne, žinokit, su savo automobiliu, tai yra geriau. Jo, nes čia, aš manau, kad šitas planas, kai jau čia ta asamblėja praeis ir duos savo pasiūlymus ir viską, tai turbūt, kad su civilinė sauga jūs nepraleisit šito vietos pasišnekėti, ar tikrai tvarkoj, nes, kartais, jo, būna tas tu teisybė, kai vieni šneka vieną, kiti kitą. Tai kita problema yra ekstensyvi Vilniaus miesto plėtra, tai čia matot išduotus statybos leidimus pagal duomenis 2023 metais. Neypatingi statiniai tai yra vienbučiai, dvibučiai, tai yra asmeniniai namai. O ypatingi statiniai tai yra daugiabučiai ir administracinės paskirties. Tai matot, kad bent jau 2023 metais tikrai didžioji dalis išduotų statybos leidimų buvo suburbijos plėtrai. Tai nepaslaptis, kad šiuo metu Vilniaus pakraščiuose trūksta tos kokybiškos susisiekimo infrastruktūros ir dažniausiai apsigyvenus name toliau nuo miesto centro yra susisiekiama automobiliu. Tai tas susisiekimas automobiliu mieste kaip ir didės, nes matome tą tendenciją įsibėgėjusią, ar ne, miestiečiams kurtis už miesto name ir keliauti automobiliu. Tai ta problema yra, kurią turim ir kurią reikia reaguoti. Tuo pačiu, kaip miestas, kaip Lietuva, esame įsipareigoję įvairiose programuose mažinti savo poveikį klimatui. Tai Vilnius iki 2030 turėtų tapti klimatui neutralus miestas. Esam žalioji sostinė, taip pat dalyvaujame žaliųjų miestų programoje ir esam pasirašę žaliojo miesto susitarimą. Kad tai įgyvendinti veikia įvairūs strateginiai planai, tai vienas iš jų yra Vilniaus miesto darnaus judumo planas, kuris buvo parengtas 2018 metais ir jo pabaiga turėtų būti 2030, bus pradedamas rengti naujas. Taip pat neseniai buvo parengtas žaliojo miesto veiksmų planas, kurio tikslas taip pat yra mažinti išmetamų dujų kiekį, pereiti prie tvaraus mobilumo ir panašiai. Tačiau tikslai savo, o realybė eina šiek tiek savo. Tai irgi dar viena priežastis, kodėl asamblėje rengiame šią temą, tai kad tie tikslai taptų labiau gyvendinami ir grindžiami kasdienybę, kurią patiria miestiečiai. Tai matot, kad pagal darnaus judumo plano tikslus iki 2030 metų pasiskirstimas kelionių kasdienių automobilių pėsčiomis ir viešuoju turėtų būti panašus. Dviračiai turėtų sudaryti 7,5% ir kitos priemonės 3,5%. Na, o praėjusiais metais 48% visų kasdienių kelionių buvo atliekama automobiliais, 15% pėsčiomis, 31% viešuoju, kas yra jau visai neblogai palyginus su tikslu, ir dviračiais irgi 5%, kas irgi buvo labai didelis augimas. Nuo 20 iki 24 metų dvigubai padaugėjo dviračių atliekamų kelionių skaičius. Taip, klausom. Saulė, sakyk. Taip, aš tik tai repliką norėjau
pasakyti, kad, apskritai, norit sumažinti susisiekimą, reiškia, ir automobilių naudojimą. Ir tuo pačiu šiais metais ženkliai padidinat visuomeninio transporto kainas. Aš manau, kad tai, vienas iš tokių, kaip pasakyti, prieštaraujančių jūsų tikslam veiksmų. Dėl to, kad visų pirma, kad patraukti, važiuoti viešuoju transportu, jis turi būti labai pigus. Todėl, kad aš esu užkietėjusi automobilio naudotoja ir jūs manęs niekaip nepersodinsit nei į viešąjį transportą, nei ant dviračio. Todėl, kad dviračių takai pas mus eina į niekur. Pas mane užsibaigia tiesiog, į niekur užsibaigia dviračio takas, aš į darbą nenuvažiuosiu. Ir plius viešasis transportas dabar labai stipriai pabrango. Tai, jūs turėjote tą pagalvoti, jeigu jūs taip stengiatės ir norit būti žalioji sostinė, tai padarykit pigų tą važiavimą. Apsimkit ant savęs tą finansinę naštą. Kompensuokit žmonėm. Tai būtų Gerai. vienas pagrindinių argumentų. Gerai, ačiū. Ir Aš papildysiu Saulę, plius prieš tą pabrangimą buvo socialinėje erdvėje daug labai diskutuojama ir žmonės tiesiog rašė komentarus, siūlymus ir jie panaikino tą, norėjo 15 minučių bilietą įdėti, net 20 minučių, Varšuvoje yra, prašau. Yra, kur stotelė važiuoja, dabar į stotelę tu vieną važiuosi, turi tą eurą mušti. Logikos nėra, suprantate? Iš karto atstumia žmonės. Tai turi būti padaryta kažkaip tai prieš Jonai. 15-30 valanda, kažkaip tai yra visas elektroninė sistema, gali tu ją suprogramuoti kaip nori dabar. Jonai? Jo, aš tai irgi galvoju, ar mes nepavėlavom su asamblėja, nes mes Panerių seniūnijoje, ypač Lentvario seniūnaitijoje, turim tą naują planuojamą maršrutą, kuris yra nuleistas iš viršaus ir niekiek nederintas su gyventojais. Mes bandom įvairiais būdais ir per sueigas, ir raštais, ir visaip kreiptis, kad bent jau į diskusijas būtų linkusi savivaldybė, bet kaip į sieną realiai yra variantas, yra paleisti viešieji pirkimai, kurie, man atrodo, dabar kaip pristabdyti, bet, principai jau yra kažkoks planas, jau yra ten kilometrai paskaičiuoti, jau yra maršrutai sudėlioti ir klausimas, ar mes nepavėluojam ir ar, asamblėja kažką, keičia, nes, kaip tam, kad kažką keisti, turi gyventojai būti patogu. Dabar mums pasiūlo naują maršrutą, kur iki mokyklos tavo teritorinės reikia 3 persėdimų. Iki centro, 1,5 valandos kelionė. Tai geras klausimas, ar nevėluojam, arba kaip gyventojams, arba toms taškiniams problemams įsitraukti ir būti išgirstoms, arba bent jau sėsti prie diskusijų stalo, kad prieita prie tų racionalių sprendimų, ne kosminių, bet, tarkim, siūlom atsisakyti maršruto, prailginti kitą ir taip sutaupyti pinigų ir pagerinti susisiekimą. Nenori daryti, nes... Ačiū, Jon. Aš tikrai dar irgi pridėsiu paskutinį pasakymą. Tikėtis tuo, kaip buvo pabranginti dabar bilietai ir ką mes girdėjome iš politikų, iš tarybos, kad baisus nuostoliai, tikėtis, kad bus transportas ne į minusą, kur nėra tiek gyventojų. Ir dar be to mes neturim tikrai įpročio. Aš irgi esu, nors gyvenu naujamiestį, užkietėjusi automobilistė. Taip, čia yra didžiulis minusas, didžiulis nuostolis ir jis turbūt daug metų turi tęstis tas nuostolis, kad mes išmoktume važiuoti autobusais vėsiais arba šiltais, arba, aišku, valio, mūsų paauglystėje troleibusas kratydavo vidurinis laiptelis elektra, dabar jau šito nebėra, visi Tai yra ne pelno siekianti organizacija, tai yra viešasis transportas ir yra dotuojama vyriausybės, savivaldybės, jo. Ir gavo 114 milijonų dotacijų. Tai apie ką mes kalbame? Ir jie brangina. Ir dirba pelnyti. Ir daro viešai transporto nerimį. Ar tai atsipirks, ten investuoti dideli pinigai? Ar to reikia? Žmonės pasakė, mes nekeliausim. Ten turizmas tik tai gali būti vystytis, pasižiūrėti.
Tai Aš noriu užsirašyti mūsų bėdas. jo, aš noriu pažiūrėti. Kurie girdžiu, kad buvo aktualūs iš to, kas įvyko neseniai. Yra suėgų. Bet dėl tos pastabos, pavyzdžiui, taškinės, ar ne, problemos, su kuriamis vat, susiduria ir panerių atstovo pasisakymas, tai tikrai toj platformai, kaip minėjau, pasidalinsiu su jumis, kur galima kelti tas savo pastebėjimus, pasiūlymus, Jie įžvalgas kelia. asamblėjai, bet asamblėjos dalyviams, Taip, ne? taip, Kaip laiškus rašyti, vos nekreipimusius, kad, nu, vat, mes kaip seniūnaičiai patiriam tokias problemas, tai atsiųsiu, kur galima pateikti, bet taip pat manau, kad visą šį, kurią mes diskusiją apturėjom, tai aš įsivaizduoju, kad taip ir vyks asamblėjos diskusija, ar ne? Okay. Tai toks yra ir tikslas, kad žmonės tiesiog išsakytų grupėse savo patyrimus, pojūčius, grįžtamą ryšį kažkokie kaip politikai, kurie įvyko viešojo transporto klausimu ir visa tai ir taps tuo asamblėjos turiniu ir tom diskusijom. Tai Jo, tai Kitas klausimas. sakyk, tu tada Kiek aktai dar- politikai atsižvelgs į asamblėjos Taip, aš- rekomendacijas? aš dar tik pat Ar jos kažką tikrai pakeis? Nes prieš tai kelia žmonės rašo, kreipiasi seniūnaičiai visi, bet mūsų kartais visai negirdė. ne kartais. Kiek asamblėja įgali bus tai padaryti? Ar tikrai realūs bus? Nes kaip ir bet aš tik pridedu prie tavo, kaip ir iš Jono pavyzdžio, taip pat ir iš mano yra pavyzdžių, kur aš judu, kompanija atrodo ta, kuri atsakinga, viskas, jokio, nėra nei tarimosi, nei dėl naujų, nei dėl laiko grafikų, nei dėl nieko yra nesitariama, tai yra, jie vieni žino, kaip man geriau gyventi. Taip išėjo. Bet komunikacija visur pabrėžia, kad Vilniaus miestas ir Vilniaus vystymo kompanija labai bendrauja ir pristato ir bendradarbiauja. Tai va to Tačiau fiasko tai labai yra nesinorėjo. Tiktais komunikacijos skyriaus, kaip sakant, Aš erdvėj. tikiuosi, kad asamblėja kažką pakeis. Tikiuosi. Agne. Mhm. Tai aš gal paantrinsiu ir šiek tiek praplėsiu. Kaina yra vienas aspektas viešojo transporto. Aš esu užkietėjusi viešojo transporto naudotoja. Visą laiką naudojau. Kaina galbūt nebūtų esminis kabliukas, bet viešasis transportas turi tapti patogesnė opcija negu kad mašina. Taip kaip yra didžiuosiuose miestuose, dėl to, kad yra per dideli kamščiai, per dideli, sakykime, mokesčiai tam parkavimo ir panašiai ir taip toliau. Ir kai yra paprasčiau ten nusigauti iš vieno galo miesto su, sakykime, metro, negu kad su mašina, akivaizdžiai. Tai tokie dalykai, kaip buvo minėta, kad atiduota viešoji įstaiga, reiškia, gauna pelną, dirba pelningai, po to, sakykime, stotelės stendai yra statomi reklamos agentūros ir naudojami faktiškai kaip reklamos stendai ir irgi gaunamas yra, reiškia, lėšos ir prospekte stovi kelios stotelės, jau buvo aptarta, tai ir spaudoj nenaudojamos visiškai, o kitur jų trūksta. Tai kaip galima tikėtis, kad žmogus norės mūsų klimato sąlygom stovėti, reiškia, pusvalandį lietuje, laukti viešojo transporto, negu kad sėsti ten, sakykime, pas tėvelį ar mamytę į mašiną. Nu, čia kalbu apie jaunimą, bet ir suaugusiam, kaip galime mes čia taip prikalbinti, vat, oriai naudotis viešojo transportu. Tai, gal tiek. Asmeniškai aš pats šiandien atvykau su viešuoju, irgi naudojus, mes važiuojam su šeima su viešuoju, nes žinau, kad parkavimas brangus, kad visada. Ir einam tą ėjimas altai, einam pėsčiomis, dalyvavome laboratorijos, važinėjom su dviračiais, stengiamės įsitraukti, proteguoti, skleisti tą informaciją. Bet iš kitos pusės, iš politikų ir valdžios stabdžiai. Geras daug šneka, gražiai šneka, bet Tai žiūrėkit, gal tada užbaigdami, bet ryčiai dėkodami ir tikėdamėsi, kad Ne viską papasakoti. dar pasakosit? Ne, turbūt Bet galiu kažkaip- šiek tiek apie gal komandą projekto, tai Dar Ana rašo komentarą, kad turėtų būti aikštelė, statyk ir važiuok. Buvo daugiau, dabar belikusios tik 3. Šitas irgi. tai
puikia diskusija. Aš manau, kad mes apturėjome mini asamblėją šiandieną. Tai aš nemažiau tikiuosi iš tų diskusijų jos metu. Tik aišku, mes dabar tik išsakėme ar ne problemas, bet būtume dar išgirdę prieš tai ir daugiau to, kas yra daroma, ir būtume jau perėję į tą rekomendacijų formulavimą kartu, derinant, vat kažkas sako, aš automobiliu važiuoju, aš važiuoju viešuoju, ir kaip mes kaip skirtingai savo interesais galim susitarti, tai kokio mes miesto norim. Tai dabar, kas tą asamblėją dar organizuoja, trumpai pristatysiu, tai inicijuoja Vilniaus miesto meras, ir jūs, kai klausite, ar tos rekomendacijos bus įgyvendintos. Tai, negalime dabar pasakyti, kad taip tikrai miestas įgyvendins kiekvieną rekomendaciją, nes turbūt niekas nepasirašytų įgyvendinti, ko nėra, arba nėra matę. Tai kiekviena rekomendacija bus vertinama, ir turbūt sudėtinga būtų jų tikrai neįgyvendinti, kai jos bus suformuluotos gyventojų, asamblėjas stebės visi aktyvistai, tema aktuali, tai tas spaudimas, manau, bus tikrai nemažas. Ir kaip pastebėjot, 30 minučių bilietas buvo panaikintas, bet taip pat jis buvo ir grąžintas. Tai tas socialinis spaudimas ir fonas, jis tikrai daro įtaką sprendimams. Bet kodėl reikia būtent davesti visuomenę iki tokios Isterikos. Isterikos. Sakykite, kad būtų tokie piketai padaryti? Jūs neklausėt Valdo Benkunsko interviu su Rolandu Mackevičiu, nepatogus klausimai. Yra YouTube'ai, nepatogus klausimai su Valdu, galite paklausyti, ir jisai pakomentavo tą situaciją, tai jisai pripažino klaidą, kad taip, čia buvo klaida mūsų, kad pasižiūrėjome tą problemą iš duomenų pusės, neatsižvelgdami į realią gyventojų patirtį. Tai ką atrodė duomenys, rodė vienaip, bet ką patirtis gyvenamų žmonių rodo visai kitaip. Tai va, čia buvo jo nuomonė tokia situacija. Tai dar labai sutepsiu, galbūt aš truputėlį ne į temą, bet kaip nors perduokite Valdui Merui. Valdai merai. Gal taip pažino klaidą, bet gal tada išmoktas pamokos ir jį prives iki to, kad jisai susitiks su seniūnaičiais. Nes kai buvome seniūnaičiai Pakatone, tai Vilniaus rajono seniūnaičiai pasigyrė, kad jie ten turi periodiškus susitikimus tiesioginius su meru. Tai jie mums, kaip sakant, kol kas vis. Mum asamblėja paduoda. Aš tai sakau, aš tikrai esu labai skeptiška šitos asamblėjos, nes aš labai linkiu, kad ją išgirstų, gal kai, nors pagal savivaldos įstatymą lygiai taip pat seniūnaičius atstovauja Vilniaus miesto meras, tai labai irgi linkėčiau asamblėjai būti gyva ir tokiai pačiai, o ne taip smarkiai nudegusiai, kaip mes esam nudegę su savo visais prašymais, ir iš tikrųjų be galo išdiskutuotais klausimais būna, neslėpsiu, tai visigi mes parašom nesąmonį, būna nesąmoningų, tikrai būna, bet iš jų dauguma yra labai išdiskutuotų, išskaudėtų, išbūtų dalykų, ir jos yra neatsižvelgiama, nes kažkas žino geriau už mane. Ir tai skauda, tai yra. Į pirmą asamblėją turėtų pakliūti seniūnaičiai. Aš manau, gal mūsų paklaus atskirosios nuomonės mes galėsim pateikti. Tai kaip sakiau, pakliūti savo norų niekas negalės, ar ne? Tai tikrai yra ta loterija, ir čia yra tas asamblėjos atstovavimo turbūt žavesys ir visa esmė, kad jeigu gavau laišką, buvau vienas iš tų 10 000 miestiečių, tada galiu registruotis. Ir galbūt tada būsiu tarp tų 50, kurie bus atrinkti atsitiktinė tvarka reprezentuojant grupę. Jeigu kaimynė man perduos prašymus, pasirinktų. Tai tikrai kviečiu registruotis, jeigu gausite laišką, bet taip pat teikti kaip seniūnaičiai savo... Tai jūs paklauskit. Gerai, susitarkim, kad paklauskit, nes tikrai čia nėra visų sueigų pirmininkų ir taip toliau. Tai Agne, dar kažką nori paklausti? Dar gal tada, kol bus klausimas. Aš gal trumpai tik tai papildysiu, tai asamblėja, klausimas, iš mūsų net susirinkusių, didžioji dalis prisipažino, kad nėra, sakykime, viešojo transporto ar ten dviračio, reiškia, kokie nors gerbėjai ir dideli naudotojai, o dėl savivaldybė tai galėtų iš tikrųjų darbuotojai pasidaryti tokį mini tyrimą, tiesiog mėnesį, pusantro pasivažinėti viešojų transportų prieš priimdami tokius sprendimus,
Ir tiesiog pajausti tą, reiškia, kaip čia kylantį norą pagerinti tą esamą situaciją, bet kad pagerinti, nu, reikia pabūti šiek tiek tam burbulo viduje. Tai Ir tada iš karto 51 būtų aišku, kad procentas nuimti tuos savivaldybės- trumpalaikius bilietus yra nu nesąmonė, tiesiog nu elementaru. 51 procentas savivaldybės darbuotojų vyksta viešuoju transportu į darbą. Tai turbūt ne ta dalis, kuri priema sprendimus. Taip Nu. reikia suprasti. Turbūt, tai savivaldybėj Nu, tai aš dirba čia taip trumpai 7 papildžiau tūkstančių tiesiog. žmonių, sprendimus priima tikrai ne tas 1000. Tai taip. Ne, tai jau dabar galiu dėkoti pabaigai, jau tai atėjo pabaiga. Dar noriu pristatyti tą komandą, tai projekto vadovė būsiu aš, tai jeigu galite tiesiogiai rašyti man, jeigu šikie klausimai. Iš temos pusės Judu valdo labiau tą klausimą, aš tai nesu architektė, urbanistė, aš labiau organizatorė renginių ir tų fasilitatorė, moderatorė tų susitikimų. Organizatorius taip pat yra Gabrielė Janilionytė, kuri iš Vilniaus vystymo kompanijos, jų kuruos 5 fasilitatorių komandą, tai tie fasilitatoriai padės grupėms tartis asamblėjos metu, taip pat turim komunikacijos viduje komandą, kuri rūpinasi komunikacija. Ir yra ekspertinė patariamoji grupė, kaip sakiau, sukurta iš išorės ekspertų, kurie kūrė turinį, kuris bus pristatytas dalyviams. Tai ir Ieva yra toje grupėje, dalyvavo tose susitikimuose. Taip pat Rasa Užpalytė Vitkūnienė iš Vilniaus Tech kelių katedros, Krasniškis neprisijungė, Nemas Vilkosas irgi. Taip pat Kristina Gaučia, darnaus judumo ekspertė, Donatas Baltrušaitis, urbanistas iš Bauliant, Dagnė Padegimė, Vidaus reikalų ministerijos viešo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupės patarėja ir Indrė iš Judu. Tai tokie buvo tie ekspertai. Ir taip pat yra 2 vertintojos iš Vilniaus universiteto TSPMI, Tarptautinių santykių politikos mokslo instituto. Tai Rasa ir Ieva, jos stebi visą procesą iš šalies ir pateiks ataskaitą. Ar atranka buvo įvykdyta teisingai, ar turinys buvo parengtas nešališkai, ar buvo pakankamai laiko susipažinti, išdiskutuoti, ar pavyko priimti rekomendacijas, jos pateiks tokį kaip vertinimą šito proceso, ar jis buvo kokybiškai suorganizuotas. Tai tiek iš manęs, tai vienintelis dalykas, kurį reikia prisiminti, kad rugpjūčio 6, galbūt ne per vieną dieną, bet per kelias maždaug tuo laikotarpiu, įkris į pašto dėžutes laiškai ir būtų didžiausia pagalba, jeigu savo bendruomenėse jūs paskatintumėte žmonės registruotis aktyviai, tai galima bus registruotis paskambinant arba užpildant formą internete pagal nuorodą nurodytą. Kiekvienas laiškas turės savo unikalų kodą priskirtą jo adresui, taip irgi siekiant to užtikrinti, kad tas būtų autentiškas registracija pagal gautą laišką, kad tai nėra, žodžiu, kažkoks skemas ar apgavystė, kad taip tikrai tai yra asamblėja, kuriai yra kviečiamas tas žmogus, kad nereikia visiškai jokio pasiruošimo ar žinių iš ankstinių ten dalyvauti, kiekviena patirtis yra svarbi. Ir kad taip pat nepaminėjau, kiekvienam dalyviui bus atsilyginama už vieną dieną, tai 50 eurų už vieną šeštadienį, turint mintyje, kad galbūt tą šeštadienį reikės samdyti auklę vaikus prižiūrėti ar senelius prižiūrėti, tai iš viso bus taip, tai iš viso 250 eurų kaip padėka už dalyvavimą ir paskata dalyvauti. Siaubas. Trumpų klausimų tik. Garsiai. Garsiai. Jo, o koks jūsų bendras biudžetas viso šito projekto 90 000. metams? Vienam kartui. Vienam kartui. O žinote, kiek atsieina savivaldybei Senamaičiai? Tiek to. Tai yra... Galima bus platinti socialinėje erdvėje Ką? šitą, tarkim, kad bus asamblėja, kad gausite. Tai prašo tavęs, taip, prašo tavęs. Tai gerai, ačiū Beatričė labai, kad supažindinote, kaip yra puikiai investuojami pinigai. Linkiu, kad asamblėja pavyktų, kad jie bent jau išgirstų, kad tie pinigai nenueitų vėjai. Dabar aš pradedu suprasti, kodėl mums nekelia išmokų nes mūsų nieks negirdėjo, čia gal išgirstai, bent jau tie pinigai nenueis vėjai. Ir tikiuosi bendradarbiauti, tikiuosi jūs paklausit, ne jūs pati, kas tenai jau bus klausimų formuluotojai ir sueigom klausimus ir mes pasistengsim tikrai
pateikti savo svarbius klausimus, nes judumas yra svarbus ir manau, kad pusė Vilniečių tai supranta, kad reikėtų persėsti į viešąjį transportą ir juo pradėti judėti ar dviračiais, ar pėsčiomis ir baigti su tais automobiliais, bet nepatogu. Kol kas dar to nebus. Sistemas. Nėra sistemos, nepatogu. Nėra sistemos, nesutinku. Noriu tave labai padėkoti, labai faina ir tik tai šiek tiek, pasidalinti informaciją, kad suprastumėt, kodėl mums yra abydna taip, nes apmaudu šiuo metu yra 163 seniūnaičiai Vilniuje, kurie gauna ne išmoką, o kompensaciją už kanceliarinės išlaidas 30 eurų. Tai mes Vilniaus miesto savivaldybei atseiname visi seniūnaičiai 4890 per mėnesį ir per metus 58 680. Čia su sąlyga, kad visi pasiema tos 30 eurų, nes yra krūva žmonių, kurie net neima. Tai dėl to ir yra tokia, abyda, ne prieš pačią asamblėją. Nuoskauda. Aišku, bandau paaiškinti tą nuoskaudą, kodėl jinai yra. Ir kad tai yra ne pavydas ar kas priekaištas pačiai asamblėjai, bet kad, iš tada jau nekartą sakau, man tas dalykas yra labai fainas, aš labai noriu dalyvauti, jeigu negaliu kaip dalyvis, tai dalyvausiu kaip savanorė, padedant asamblėjai, nes man įdomu, bet aš bandau paaiškinti, kad seniūnaitis yra išrinktas tiesiogiai, o ne kaip miesto tarybos nariai pagal sąrašus. Atstovauja gyventojus, tai daro laisvų nuo darbo metu, pinigų tai negauna, tik tai kompensuoja kanceliarinės ir mes miestui atseiname mūsų visas tas metų darbas, kad mes bandom spręsti gyventojų problemas ir visą kitą. Ir dažniausiai atsimušam į sieną ir tam yra skirta tik tai tiek pinigų. O asamblėjai, kuri vyks 5 dienas, yra skiriama dvigubai daug. Plius, dar labai viešumą. Bet aš aiškinu, kodėl. Ačiū. Ir tai tikrai nepriimkite savo asmeniškai, kaip asamblėjai, o tiesiog miesto sprendimų priėmėjai. Tai ačiū tada. Prašymas, kad ne tik asamblėjai vyktų, bet kad ir seniūnaitis išgirstų.